Neseniai jums pasakojame apie naujai vystomą daugiabučių namų projektą šiaurinėje Klaipėdos dalyje, kurio vizijoje daugiau nei 5000 naujakurių. Tokie projektai rodo, kaip sparčiai plečiasi uostamiestis, tačiau pokyčiai vyksta ne tik miesto pakraščiuose. Šiame reportaže kviečiame pažvelgti arčiau miesto centro, kur taip pat sparčiai keičiasi Klaipėdos veidas. Teritorijos, kurios dar visai neseniai buvo pramoninės zonos, šiandien pamažu virsta moderniais gyvenamaisiais kvartalais. Vienas ryškiausių tokių pokyčių pavyzdžių - šalia Danės upės ir Jono kalnelio statomas kvartalas - Bastionų namai. Ši vieta ilgą laiką buvo apleista pramoninė teritorija. Dar 20-ame amžiuje čia veikia įvairios pramonės įmonės - potašo, grūdų perdirbimo, tabako fabrikai. Tai buvo miesto ekonominio gyvenimo dalis. Tačiau laikui bėgant, pramonė iš centrinių miesto teritorijų pasitraukė. Pastatai buvo apleisti, dalis jų nugriauta, o teritorija daugiau nei 2 dešimtmečius stovėjo beveik nenaudojama. Tokios vietos dažnai tampa savotiškomis miesto pilkosiomis zonomis. Jos turi istoriją, tačiau nebeturi aiškios funkcijos. Būtent todėl pastaraisiais metais vis dažniau ieškoma būdų, kaip tokias erdves prikelti naujam gyvenimui. Dabar čia kyla modernus gyvenamasis kvartalas, kuris pamažu tampa savotišku Klaipėdos senamiesčio tęsiniu. Bastionų namų projektas apima beveik 4 hektarų teritoriją, pačioje miesto širdyje. Mūsų žiniomis čia planuojama pastatyti 15 daugiabučių namų. Pirmieji pastatai jau pastatyti ir apgyvendinti, o šiuo metu darbai verda ties naujais projekto etapais. Artimiausiu metu planuojama įrengti daugiau nei 150 butų, 3 naujose daugiabučiuose. Butų plotai čia numatyti įvairūs, maždaug nuo 30 iki 80 kvadratinių metrų. Tai rodo, kad kvartalas orientuotas į skirtingus gyventojus, jaunus miestiečius, šeimas ar net investuotojus, kurie mato potencialą miesto centre. Urbanistai pastebi, kad tokie projektai keičia ne tik vieną teritoriją. Jie pamažu transformuoja visą miesto centrą. Į vietas, kurios ilgą laiką buvo pramoninės ar apleistos, sugrįžta gyvenimas. Atsiranda nauji gyventojai, o kartu su jais ir naujos paslaugos, kavinės, mažos parduotuvės bei viešosios erdvės. Tai procesas, kurį galima stebėti daugelį Europos miestų. Buvusios industrinės teritorijos tampa naujais miesto rajonais, kuriuose susilieja istorija ir šiuolaikinė architektūra. Klaipėda šio požiūriu neišimtis. Beje, pokyčiai šioje miesto dalyje tuo nesibaigia. Visai netoli, buvusio tekstilės fabriko teritorijoje, taip pat planuojama nauja gyvenamoji plėtra. Ten numatoma statyti daugiabučius namus ir kurti naują infrastruktūrą, kuri papildys jau besiformuojantį miesto kvartalą. Taigi Klaipėdos centre pamažu formuojasi naujas miesto rajonas, vieta, kur susitinka skirtingi laikmečiai. Čia greta senųjų miesto bastionų ir istorinių vietų atsiranda šiuolaikinė architektūra, o buvusios pramoninės erdvės tampa gyvenimo ir bendruomenės dalimi. Ir nors statybos dar tęsiasi, jau dabar galima numatyti, kad ši miesto dalis artimiausiais metais taps viena gyvybingiausių Klaipėdoje. Na, o mes primename, šis kanalas gyvuoja dėka kūrybinio įkvėpimo, parodyti, kaip keičiasi mūsų gimtasis miestas ir noro įamžinti jo dabartį ateities metraščiuose. Likite su Klaipėda TV.